Sveiki, čia Čezarės ateljė. Taigi, baigiau siuvinėti šitą kalėdinę merginą. Na, pasistengiau ir pabaigiau iki kalėdų. Karoliukai gaila čia taip prastai matosi, bet yra auksiniai. Ir dar čia turėjo būti snaigių visur, bet aš jų nebesiuvinėjau, nes tiesiog man pasirodė, kad ant tos baltos medžiagos nelabai matysis. O dabar pradėjau kitą darbą siuvinėti. Siūlų dar nelabai visų turiu, bet jau pradėti galiu kažką daryti. Tai bus va tokia renesanso mergina su fleita. Labai ilgai ieškojau, kur aš atradau šitą schemą. Kaip visada, rusiški puslapiai padėjo. Ir čia yra serija, yra netgi kelios merginos. Bet pasiėmiau šitą siuvinėti, nes šitą schemą man geriausia kokybė. Taigi, pradėjau siuvinėti aplinkui tą rėmelį. Čia susižymėjau su raudonu, o čia su geltonu siuvinėjau. Tas geltonas turėjo būti auksinis, bet neturiu tiek auksinių siūlų, tai tiesiog pakeičiau į tokių smėlio geltonos spalvos ir manau, kad tai bus daug geriau. Čia yra kitas mano baigtas darbelis rugsėjo mėnesio. Viskas man patinka, kas čia gavosi, bet, kaip matote, veidukas mane labai gražiai gavosi, lūpos, akys ir spalvo šiek tiek, galbūt originaliam paveikslė schemui buvo siuvinėta Anchor siūlais, bet kadangi aš siuvinėjau DMC, tai šiek tiek gal skiriasi spalvos, bet toksai visai nieko gavosi. Aišku, karoliukai čia ganėtinai per dideli, bet tik tokių turėjau, kai siuvinėjau. Siuvinėjau, taip sakant, iš siūlų liekanų, nes neturėjau pinigėlių nusipirkti karoliukų ir siūlų. Tai tiesiog siuvinėjau tą, ką turėjau. Taigi čia tokia Victorian Lady. Na, o kas liečia lėles ir jų rūbų siuvimą, tai štai pasiuvau tokią suknelę Nurjanai. Truputėlį buvo sudėtingiau siūti, nes iš abiejų pusių čia turėjau sutraukti. Ir čia va, nugara, nebeturėjau klijų lipdukam priklijuoti, tai dėjau sagutės. Ir čia va mano ateljė etiketė. Dabar visom lėlėm dedu etiketės į drabužėlius. Na, o kita lėlė pasiuvau bodžiuką tokį. Ir jinai laukia, kada pasiūsiu sijoną. Tai va, tiek naujienų apie siuvinius ir grįžtu prie siuvinėjimo. Laukiu tad sudie ir laukiu jūsų patiktukų ir labai norėčiau, kad pasektumėte mane.